Geras viešpats. Jeigu apie vaikus, tai galiu pasakyti, atsimenu tą laiką, kada vaikai pas mus būdavo kartu, kada viešpats pradėjo bažnyčią Kaune, pas mus namuose. Jų būdavo visur, jų buvo daug. Ir iš tikrųjų aš kažkaip pasidžiaugiau, atėjau, atsistojau prie mamos. Ir iš tikrųjų gera, kada vaikai gali šlovinti Dievą. Ir žinot, mes gyvenam besikeičiančiam laiką. Keičiasi kultūra, tradicijos, bažnyčiose. Ir kartais yra tikrai ateina nauji dalykai, labai geri, bet kartais būna dalykai, kurie kartais reikia patikrinti. Ar tikrai to reikia. Ir aš turiu tikrai ne vieną paliudijimą, kada vaikai kartu ten stovėdavo, šlovindavo, dėdavo. Šiandien jie šlovina bažnyčioje, veda tarnavimą. Po 20 metų tuos dalykus pamatai. Ir kada matai, kada mažas vaikas, jisai, ant kėdės ten sukasi, malasi pamokslo metu, galvoja, ką jis čia veikia. Gal reikėtų pamokėlės kokias padaryti, ten amerikiečiai daro, ten kitur, taip irgi daro, reikia tuos vaikus per pamokslą išnešti. Žinot, kadangi tas vaikas iš mano namų, tada mažiausias Simonas, ir kada mes nuvažiavome kitą bažnyčią tarnauti ir aš pamokslavau pamokslą, panašą, tą patį galima pasakyti. Ir vėlis tik tai kitoje vietoje ant kėdės sukosi, jis pasižiūrėjo į mamą ir pasakė, sako, jis tą patį pamokslą pamokslauja. Ir žinot, mes kažką supratom daugiau, negu galima buvo suprasti iki to laiko. Kad jie girdi, ir dar girdi taip, kad kažkas pasilieka jų širdyse. Ir ateis diena, kada tik ką jie girdėjo, galbūt atrodė, kad jiems kažko kito reikia, bet jie girdėjo Dievo žodį, ateipimas didėjo, Dievas darė savo darbus ir Dievo šlovė paidėjo. Žinot, tai, ką mes giedame, tai, ką mes meldžiamės, ne visada mes suvokim ir suprantam tai, ką mes darom. Žinot, aš šiandien tos giesmės nesimenu ir tokia giesmė, akis man atverkiau Viešpatį Jėzų. Aš tik tai gerai atsimenu. Mes ją giedom galbūt prieš 20 metų namuose, bet vieną dieną aš prieš galbūt 3-4 savaitės, mėnesį jau važiavau iš Lūkės. Tai buvo vakaras, po vieno tarnavimo. Važiavau vienas, važiavau kelius, palei Nemuną, ne autostradą, trumpesnį kelią. Ir aš važiuodavau, kur mane čia užnešė, ir sniegas dar po metu kaip žinau. Ir vienu metu galvoju, kažkas su mano akiniais negerai šitais, iš jau čia pradėjau žiūrėti, po to galvoju, čia šviesos kažkokios ir ant galo supratau, kad man gimsta regėjimas. Ir aš dar važiuoju ir aš jau galvoju, ką dabar daryti ir aš suprantu, kad jau po truputį viskas, kelias dingsta, viskas dingsta. Ir, žinot, iš vidaus, kaip pasakyti, iš vidaus aiškiai, ta giesmė pakilo, akis man atverkė, o Viešpatį Jėzų. Ir tai 3 kartus. Akis man atverkė, o Viešpatį Jėzų. Ir aš supratau, kad tai giesmė, kurios aš nesimenu, bet kažkas pakilo iš senų laikų, tai kas buvo giedose bažnyčioje, kada buvo viskas aišku, matoma, patogu, šilta. Ir tuo metu, kada 3 kartą, vėl iš mano vidaus pakilo tie žodžiai, geras pradėjo sugrįžti. Aš parvažiavau namo, antradienis, pas mus namų susirinkimas. Sakau, jau visi ten, dažiai prie stalo. Sakau, aš turiu dar vieną maldą, visi ten kas valgo, ką. Kol aš nepasakiau, kokią maldą, sakau, pasimelsim, padėkokim Dievui, kad parvažiavau, kad Viešpats tai ką pradėjo atbaigti. Jau daugiau galbūt negu mėnesis po tos dienos. Važiuoju, kelias nedingsta, pas medikus nenuėjau, ne tai, kad kažkur tai kažkas čia jau ypatingo ar kažką tai. Bet žinot, ypatingas yra vienas Viešpats. Jis ant tiek ypatingas, kad jūs nesuvokėte ir nesuprantate. Kartais jis daro dalykus, kurių mes nesuvokėm ir nesuprantam. Aš galiu pasakyti šiandien, aš turiu istoriją. Istoriją, kurią noriu pasidalinti ir kurią jūs tikrai labai gerai žinot, jūs ją girdėjot labai neseniai. Šiandien girdėjot, jeigu kas... Ir todėl noriu pasakyti, būkite labai atidūs tai, ką Viešpats kalba bažnyčiai. Kada jūs susirenka. Istorija kaip žinai. Kada Nikolajus pradėjo kalbėti, sakau, wow. Galvoju, ilgai nekalbėsiu, ilgai kalbėjau. Jis praktiškai pasakė viską, tai ką aš ruošiuosi pasakyti. Ir žinot, niekas iš žmonių nežinau, šventovės, aš žinau, ką aš ruošiuosi kalbėti. Kad jis manęs klausia, ką pamokslausi, aš taip,
šį kartą neklausai, nelabai kam sakau. Iki paskutinio momento neišsiduodu. Dažnai manęs paklausim, kada mes kažkur važiuojam. Ar turiu pamokslą? Nu, sakau, gal turiu. Aš visada turiu vieną kitą kažką. Bet įdomu tai, kad Viešpats įkėlė širdį pasidalinti Kornelijos istoriją. Ir tai buvo aišku, tai paprasta ir aš jau keliose vietose dalinausi pas save, kitoj bažnyčioj. Tai yra tai, kad Viešpats prakalbėjo mano širdį, galbūt truputį naujai keletą tai minčių iš tos labai gerai žinomos istorijos. Ir kada aš jas pradžioje tarnavimo klausiau, praktiškai daugelis dalykų buvo labai tiksliai pasakyti. Ir tai mane priminė, galbūt man priminė laiką, kada Viešpats pakėlė pas mus bažnyčią. Žinot, Viešpats žino, Kornelijos namus žino pasakyti. Jie aišku skirtingi būna. Kornelijus buvo dievotas, su visais namiškiais bijojo Dievo, gausiai šaukdavo žmonės ir nuolat melsdavosi Dievui. Mes skaitom 10 skyriuje, antrą eilutę. Ir, žinot, kiti namai galbūt netokie dievoti. Mūsų namai nebuvo dievoti. Mūsų namuose Dievo nebuvo. Aš buvau savo Dievas ir man atrodė, kad to ir užtenka. Aš savo, o jeigu jis yra, tai jisai savo gyvena. Bet žinot, Dievas žino namus, žino širdis, kurias jis paliečia. Žinot, aš turiu žodį, savo pirmiausia. Ir kažkaip turėjau šį troškimą pasidalyti su jumis. Viešpats žino Kornelijos namus. Žino namus, į kuriuos jisai pasiuntė Petrą. Kartais mes sakom, Dieve, kur tie namai, kur pajudėti, kur bažnyčia, kur misija. Žinot, kada buvo šie metai, pradžia šių metų, aš mąsčiau irgi, sakau, Dieve, taip, tarnauju ten, tarnauju ten, tarnauju ten. Ten kažkur namų susirinkimas, ten bažnyčia pakilo. Praeitais metus kažkaip susiformavo nauja bažnyčia vienoje vietoje ir kas nuo karto aš ten vis nuvažiuoju patarnauti vienam prie reabilitacinio centro. Aš jau visada prisimenu tą pradžią, ką Dievas darė, kažkaip permastė tai. Ir kada aš buvau čia, aš pabaigsiu mintį, buvo laikas, kada būdavo mes taip 2-3 pamokslininkai susirenkam. Mes turėjom savo susirinkimą, savo specifiką. Nes kada mes įtikėjom, nebuvo tai, kad kažkas mus labai pamokė. Kaip sako, kūdikiai buvo ir kūdikiai prižiūrėdavo kūdikius. O įsivaizduokite, laikyti netgi pampersų nebuvo tais laikais. Todėl darbo netrūko. Darėm klaidas, nesąmonės, klydom. Bet žinot, Viešpats maloningas ir gailestingas. Jis prisiliesdavo prie širdžių. Ir būdavo toks momentas, kada susirenkam iš skirtingų vietų, keli broliai, visi raunamės, ką nors pasakyti. Nes turim kažką tai. Aišku, kada manęs vieną kartą paklausė, ar pačią vieną pamokslą, aš metu išgirdau, sako, tu tikriausiai pastorius jūsų gerai supranta, kada pirmą kartą reikėjo pamokslauti, kaip tu jauteisi. Aš pagalvojau, kaip aš jaučiausi. Pirmą kartą, kada aš pamokslavau. Normaliai. Aš net nesupratau, kad aš pamokslavau. Nelabai kažką aš pamokslų buvau girdėjęs. Taip, aš buvau keliuose susirinkimuose, tokiuose, kaip ir evangelizaciniuose. Bet aš tokį lygį net netaikiau. Kada mes namuose susirinkdavom, vienas su gitara, pabandė jam parodė kelias giesmes, jis pabandė kažkas gavosi. Aš atsiversdavau raštą, ką skaitęs, bandydavau pasakyti, ir mano buvo pirmas pamokslas, kurio aš tikrai neatsimenu, ką pamokslavau. Bet tikrai nesijaučiau blogai tuo metu. Dabar aš kartais prasčiau jaučiuosi. Įsitikė. Bet būdavo laikas, kada tu pasiruoši kažką po prieš tave, kuris kalba, suprantis, ir ištako viską. Ir tau beveik nieko nepalieka. Ir žinot, šiandien aš kažkaip paklausiau ir galvosiu, Dieve, tu kažką man primeni. Ir aš žinau, kad man reikia būti šitą vietą. Aš taip pat turiu klausimų apie šitą bažnyčią. Turiu klausimų apie tam tikrus dalykus, kaip, kas, kodėl, už ką, per kur. Ir aš galiu pasakyti Nikolajevą, Viešpats iš tikrųjų paliudė man asmeniškai, kad ta dvasia, kuri kalbėjo mano širdį, kalba į tavo širdį. Kad tas Viešpats, kuris myli mane, myli tave, kuris kažkaip naudojo mane visą mano netobulume. Tai savo tobulume galingas tave naudoti. Išlaikyk mano širdį. Viešpačiui. O tie, kurie lankote šitą susirinkimą, aš tikrai sakau, būkite atsidus ir klausykite. Nes kartais mes atvažiuojame. Atvažiuosim.
Mes ir tuo gyvenam patys ir dabar. Ir laukia svečių, žinot, kad jis ateina ir sako, pastorio, girdėjau, koks pamokslas buvo. Girdėjau, sakau, svečias pamokslavo. Žinau, visai nesiniai tokį patį, dar geriau su pamokslavo. Negirdėjau. Tai kartais reikia, kad akis atverstų, kartais reikia, kad ausis atvertų. Bet niekada nenuliūsk. Jeigu kažkas negirdi, tai aš pas atsiunčiu. Jeigu kažkas kažko dar neišgirdo, istorija apie Kornelijų dar kartą. Aš labai rimtai. Dar kartą ta pati istorija su tais pačiais elementais. Su Kornelijų, kohortos italų šimtininkų, kuris nebuvo žydas, kuris turėjo savo religiją. Aš nežinau, kokiais religiją turėjau. Bet ten kažkas turėjo būti keista. Bet visi mes turim keistų dalykų. Ir jeigu jau būtent prie Dievo žodžių, tai iš tikrųjų dalykai, tai ką darė tas žmogus, pakilus ant Dievo akivaizdoje. Kartą apie 9 valandą, trečiai eilutė 10 skyrius, jis regėjime aiškiai išvydo pas jį ateinantį Dievo angelą, kuris jam tarė Kornelijų. Jis pažvelgė jį, išsigando ir paklausė, kas yra viešpatie. Šis jam atsakė, tavo maldos ir gailestingumo aukos pakilo Dievo akivaizdoje ir jis tave prisiminė. Štai tai, ką mes darom, pakilo Dievo akivaizdoje. Yra dalykai, tai kas turi vertę danguose. Tada, kada tu meldiesi, kada kažką tai darai, tai ką viešpats įdėjo tavo širdį. Ir žinot, kartais mes tai suprantame savo gyvenimuose, galbūt savo bendruomenėje, bet kartais mes galime suprasti visuomenėje, tai ką kartais žmonės daro, mes turim savo supratimus. Petras, jisai turėjo savo supratimą apie Kornelijų, Kornelio namus, taip kaip jie valgo, tai ką jie daro ir aplamai, ką jie ten garbina. Jeigu taip jau istoriškai paėmus, Petras žydas, jis turėjo labai aiškus vertinimus. Tad praėjo 20 metų mano gyvenime. Nesu žydas, bet esu religingas žmogus. Ir ko gero aršesnis už Petrą. Žodžiu, įsivaizduokite akimirką, kada pas Kornelijaus pasiuntiniai atėjo pas Petrą. Aš pašokinėsiu. Tėvinės tą istoriją jau girdėjau iš eilės, o aš dabar taip. Ir tada 22 eilutė. Sako, šimtininkas Kornelijus teisus ir dievobaimingas vyras, kuris turintis gerą vardą visoje žydų tautoje, gavo iš švento angelo nurodymą pasikviesti tave į savo namus ir išklausyti tavo žodžių. Tada Petras paprašė juos į vidų ir svetingai priėmė. Pamąstykime akimirką. Kažkas ateina ir apie kažkokį pagonį su gana keista religija. Tokį pristatymą pasako. Šeimininkas Kornelijus teisus ir dievobaimingas vyras. Nu, žinot, aš sąžininkai galiu pasakyti. Na, aš žinau, kas yra teisus ir dievobaimingas. Mes turim supratimus. Ką turi teisus ir dievobaimingas žmogus daryti? Mes turim kiekvienas savo tradiciją. Turim supratimą. Žinot, reikia tikrai minkštos širdies. Arba palenktos Dievo stipriai, kad tu galėtum išklausyti ir nepult ką nors pasakyti. Klausyk, pala. Aš tau paaiškinsiu, kas yra teisus ir šventas. Tu mane aiškink apie Korneliją, bet mes esame išklausyti. Ir aš to akimirką netgi sustoju, sakau, viešpatie Dieve, gelbėk mane ir padėk man. Mes norim, kad žmonės ateitų. Mes norim atrasti tos Kornelijos namus, kuriuos Dievas atrado. Jis pažvelgė, angelas atėjo ir kaip jau girdėjau, sako, 9 valandą regėjime, tai jau dienos metas. Aiškiai išvydo pas jį ateinantį Dievo angelą. Kas jis žino? Kažkas buvo, atėjo kažkas. Ir išėjo. Sako, ką pasakė, nieko nepasakė. Bet sako, aš taip jaučiausi, sako, taip, kažką jaučiau. Sako, angelą lyg tai mačiau. Jeigu viešpaties angelas ateina, jis ateina aiškiai. Aš atsimenu tokį momentą, aš neseniai visai dalinausi, kažkaip prisimenu viskas nuo karto seniai laikai. Vienam susirinkime, vienam mieste, prieš 20 metų vėliau, meldžiasi, sesės. Ir viena sako, vau, sako, jaučiu, sako, ką jauti? Sako, vat nugarai šilta, sako, šilta nugarai. Ir buvo ten tokia viena, tokia paauglė tada. Ir tu meldžiasi, visi meldžiasi, sesė, kad jau kažkas tokio dvasingo. Sako, matau regėjimą. Sako, ką matai? Matau, sako, velnę žvakę prie tavo nugaros laikus. Ir tokia tyla tapo, žinot. Ir kartais
aš nesakau, kad čia viskas taip, tiksliai taip. Bet tai, ką aš pasakoju, tai aš girdėjau pats buvau. Žinot, kartais mes nueinam į emocijas nueinam. Mes turim savo supratimą. Va, sako, čia patepimas. Va, čia šlovinimas. Vieną dieną aš atsimenu, mes buvom pamokyti, kai kurie žinom, kad plot negalima. Kadangi mes įtikėjom, mus pamokė, kai kurie broliai ir paaiškino, ten, sako, tie charizmatai ploja, o čia plot negalima. Bažnyčioje ne. Tai mes atvažiavom čia į Vilnių, buvo tokia konferencija, tada dar buvo Emanuelis bažnyčia, atvažiavo tada iš Anglijos, eina broliai, iš vienos tokiais ministriko, išlaisvinimai. Nu ir mes taip atvažiavę, taip šiandien kažkur salė, čia Vilnių, kažkurio vietos, šiandien nežinau, čia kur ten buvo. Taip visai eilutė mūsų, eilutė ten tie, kurie iš Vilniaus. Nu geras tikrai, viešpas ateina. Aš jaučiu, viešpas ateina, ir giesmės tos pačios panašios. Nu ir jie ploja. O mūsiškai kaip tai, va, mes rankas laikom. Ir viskas. Ir vienas sesė pasisuka į kitą ir sako, nesuprantu šį. Tiek viešpaties buvimo, sako, kad net pajudėti negalim. O šitie ploja, sako, žinai. Praėjo 10-15 metų ploja. Gal po 10 metų pradėjom. Ir dar užduot, kad jis jau ploja kartais. Ir tai prisimeni tos momentus savo gyvenime. Mes turim savo nuostatas. Mes turim savo supratimus. Mes turim savo religiją ir tradicijas. Bet šitą istoriją apie Kornelijų ir Petrą. Kiekvienas gyveno savo gyvenimą ir darė tai, ką jie turi daryti. Kornelijus meldėsi, šelbė, darė gailestingumo darbus. Ir tai, sako, pakilo Dievo akivaizdoje. Petras tarnavo Dievui, judėjo ir vieną dieną, sako, buvo jisai alkanas. Šiausiai alkanas ir kadangi buvo alkanas, laukė, kol paruoš valgyti, tais laikais, kol paruošdavo, ne tai, kad visą užsakei ten ir dar kažką kol atveš. Papjovė vinėlį, paruošė kaip priklauso, kraują nuleido ir kol visą darė ir kepė, jisai buvo, kai sako, ant stogo ir meldėsi. Bet sugrįžtant truputėlį ir pabaigiant su ta pradžia Kornelijai. Taip sako, Kornelijai. Ir taip angelas. Dievas žino tavo vardą. Daugiau kartų tu girdėti. Bet dar kad aš noriu pasakyti. Viešpats žino tavo vardą. Tai, kas tu esi. Tai, ką tu darėjai iki šios akimirkos. Tame taške gyvenime, tarnavimo, pasirinkimo. Ir viešpats visada turi kažką truputį daugiau kiekvienam iš mūsų. Ar eisiu toliau Kornelijai? Kornelijai reikėjo žengti žingsnį link kryžiaus. Susitikti su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Dievas turi planą, kaip žmogus ateina. Žinot, angelas kalbėjo. Bet sako, pasikviesk, Petras pasakys tau, ką turi daryti. Šeštai būtų, Petras pasakys, ką turi daryti. Žmogus pamokys. Čia neklausimas tau ir man. Ar žmogus gali tave pamokyti? Ar jau tik angelai išneka tau? Labai rimtai. Kartais mes tamam dvasingi. Aš turiu apreiškimą. Ir aš turiu apreiškimą. Bet jeigu mano apreiškimas nesutampa su kito apreiškimu, arba mano nuostatom, ir man kitaip atrodo, arba mano tradicija kitaip kalba, to, kuriuo aš užaugau, ir gal esi tvirtas, sąžiningas, nuoširdus, ir tame nieko blogo. Petras su viešpačiu pasišnekėjo. Petrai, pjauk valgyk. Petrai, pjauk valgyk. Ne už ką viešpatie. Nieko netyro į mano burną nepateks. Kad Dievas jisai turi planą, kaip pakeisti šitą. Kornelijui reikėjo eiti toliau, Petrui reikėjo eiti toliau. Ir taip, viešpatie, žinau tavo vardą, Kornelijai sako. Bet sako, tau reikalingas žmogus. Žinau, nuolankumas, jisai būtinas, kad tu galėtum eiti toliau. Tu turi apreiškimą, viešpats kalba į tavo gyvenimą, ačiū Dievui. Be apreiškimo tautos žūsta. Be šventosios dvasios mes sužlugim. Mes galim kažką kopijuoti, mes galim ieškoti kažkokių tai modelių. Vau, sako, tenai. Galbūt tenai, sako. Praeina laiko pasižiūriu, neblogi dalykai buvo, bet nemato. Aš turiu tam tikrą savo istoriją. Bet mano istorija, kuri viešpats vedė mus kaip bendruomenė, nepakartoti kitiem. Kiekvienas mes turim savo istoriją. Ir kiekvienas turim praeiti savo kelią. Kiekvienas turim atlikti savo dalį, bet visada klausimas, ar tu eisi toliau, ar tu pasiruošęs eiti toliau, pasiruošęs kažką keisti savo tose giluose, galbūt
nusistovėjusiuose dalykuose, tavo religija, geri darbai, maldos, tavo tarnavimas, nuostatos ir ribos. Tai yra dalykai, kurie karts nuo karto yra patikrinami mūsų gyvenime. Nežinau, kiek jūs visi suprantate, apie ką aš tai kalbu, bet kiekvienas mes turim savo supratimą. Kaip reikia melstis, kaip teisingai melstis, kokios maldos teisingos ir kokios neteisingos. Kaip vesti susirinkimą, koks šlovinimas ir garbinimas teisingas, kaip ir aš tada sakiau. O sako, šitie ploja, sako, o čia jau ir iš kur tai? Iš dvasios ar iš sielos tie dalykai, kada, žinot, tam tikros nuostatos jūs labai tvirtos mumise. Jos atrodo nepajudinamas, aš šiandien nenoriu nieko griauti. Ir aš nenoriu kažko iš savęs statyti. Bet aš noriu vienintelio dalyko, kad šventoji dvasia galėtų kalbėti į tavo širdį, į tavo gyvenimą. Bet kad mūsų širdys būtų ant tiek minkštos ir jautros, kad jos galėtų priimti tai, kas ateina tiesiogiai iš viešpaties, ant gamtinio reiškimų, šventosios dvasios veikimu. Ir lygiai taip pat širdys, kurias gali kažką pamokyti žmonės. Išlaikykite tokias širdys. Būkite atviri tam. Ir tada eisite toliau. Nes žiūrėkite, Kornelijui reikėjo toliau keliauti. Dvasiniai kelionė. Ar nereikėjo? Aš sakiau patikrinti, kaip kas supranta. Ar rašytas. Jo, bet ne, kaip nors šį kartą, sekantį kartą padarysim. Aš pamokslauju tarp žmonių, kartais būna visiškai nesupranta, visiškai lietuviškai, ir būna grupelė, kurie rusakalbiai. Ir aišku, kada pamatau, kad tokių yra, tada aš sustabdau tą kamerą, sakau, arba jie ten išeina, arba kas nors verskite. Aš sakau, tuščias laiko leidimas. Aš nežinau, kad ten visi iš Vilniaus būna, daugumai iš Visagino, bet čia paguoda Vilniui. Gerai, ir Petrui, ar reikėjo eiti toliau? Reikėjo. Tarnavo galingai tarnavo. Ženklai stebuklai. Viešpas arti. Ir įdomus momentas tai, jeigu, 10 eilutė jau turiu pasižiūrėti, pasijutau labai šaltės. Ir norėjau užkasti. Žinot, aš taip kartais pagalvoju, čia truputį toliau, kai sako, kad aš sutikau su broliais. Ir, kažkas ateitų ir sakytų, kad buvau alkanas. Taip. Ir tokia alkano žmogaus vizija. Ateitų pradėtų paskui, buvo alkanas ir paskui savo čia nusileidžiu, iš dangaus čia, pavyzdžiui, kad nors šiuolaikiškai tokio. Sako, čia tą valgyk, tą valgyk, tą valgyk. Ir žinot, aš taip, pagalvojau, save pasačiau tą vietą, galvoju, kažkaip kaip aš reaguočiau į tai. Ir mes labai dažnai turim tam tikras nuostatas, kaip gali Dievas kalbėti. Tai gali, o taip negali. Ir žinot, kada skaitai 10 skyrių, čia mes atrandam daugel dalykų. Ir jūs matome dvasios pagava. Graikų kalbos žodis ekstazės toks yra naudojamas rašto vietoj, kada skaitai. Ir ten supranti, kad žmogus kažkaip tai jau pajutė tą dvasinį lygmenį. Ir tai jau nekūniški dalykai. Ir jeigu taip šalies pasižiūrės trance esantį žmogų, jeigu taip sakytum, čia jau po gero baigta. Bet pasirodo nieko panašaus. Mes, žinot, kartais, toliau jam pasigirdo balsas, 13 eilutė. Ir jam pasigirdo balsas. Aišku jau, kurie seniau tikintys. Pirmas klausimas, ką girdi balsus? Atėjant sakau, pasakė man. Mes jau taip supratę, ką reiškia pasakė. Aš taip galvoju, kad kačiukų šeimyna turi savo supratimą, ką reiškia pasakė. Nežinau, kaip vyresnio ir jaunesnio Nikolajus skiriasi, nesiskiria su supratimai, bet kada jie sako, pasakė Dievas, galbūt sutiks. Yra tam tikri dalykai. Bet ko gero ne balsus girdis, ne? O gal balsus girdis? Negirdis balsų, ne? Petras girdėjo, tai yra kur toliau įmaitė. Ir mes neturim bijoti. Aš nesakau, kada žmonės turi mentalinių problemų, iš tikrųjų netrūksta. Bet kaip dažnai mūsų gyvenime ateina momentai, kada tokia bendra nuomonė bažnyčia, kitų žmonių klaidos, tam tikra tradicija suformuoja tam tikras ribas ir mus įdeda į tam tikras dėžes. Ir mes sakom, viešpatie, mes laukiam dvasios tavo. Bet jeigu vieną dieną ateitų ir kažkas pasakytų, čia, išeitų, balsą girdėjimų. Bet ir kokia, toks, ką žinai, jau neprasidėjo kas nors. Meldžiasi, pasveikauja, suprantat, o kas iš tikrųjų? Todėl būkim atviri, aš nesakau,
Nors kartais kažką tyliai išgirsti. Tyliai. Ir kažkas tarsi kažką tam pasakė. Ir apsidairai ir kūnėje. Pažinti viešpaties balsą. Ir kada Petras pasikalbėjo, kada sako balsas antrą kartą tarė, viešpas aiškiai kalba. Tam nereikia įsitempti, tam nereikia kažkokios mistikos. Tai pasikartojo, sako, 3 kartus 16 eilutė ir toliau 17 eilutė, kuri be galo svarbi. Petrui tebesvarstant, ką galėtų reikšti matytas regėjimas. Štai Kornelijos pasiuntiniai išklausinėja, kur Simono namai sustojo prie jų vartų. Ir toliau, skaitykite, sako, parašyta taip pat. Petrui vis tebemąstančiam apie regėjimą dvasia tarė. Ir mes atrandam balsas, dvasia tarė, regėjimas. Mes atrandam daugel antgamtinių dalykų, kuriais viešpas ateina, kad žmogus galėtų žengti toliau, kad peržengtų tam tikras ribas ir be šventosios dvasios tu nepajudėsi. Kaip Petrui buvo reikalinga peržengti tam tikrus dalykus ir nuostatas, bet kas buvo Petro širdį? Sako, žiūrėk, žmogus matė regėjimą, girdėjo balsą. Tai ar jau neužtenka? Turėtų užtekti, kad jis pastorius 3 kartus pasako, pavyzdžiui. 1 kartą, 2 kartą ir 3 kartą. O tai žiūrė tokia matyti. Ir galvoju, tai ar jam dar neaiškiai? Viskas aiškiai pasakyta. Tai labai aiškiai. Ir tikrai nuo viešpaties. Bet žiūrėk, kas su Petru vyko. 17 eilutė. Petrui tebesvarstant. Ką daro Petras? Svarsto. Mąstanti būtybė. Tebesvarstant. Ką tai galėtų reikšti? Aha. Visokį ten, tu matai, net gulbę parodė kažkokią. Tai negi tą valgyti galima, tai kiaulė ko gero dar buvo. Ir svarsto, kada tu skaitai Dievo žodį, kada tu girdi pamokslą, kada ateina apreiškimas. Mąstyk ir svarstyk. Nes toliau mes atrandam Petrui vis tebemąstančiam apie regėjimą. 19 eilutė, Petrui tebemąstant. Apie ką tu mąstai? Apie ką jūs nors mąstot, ar nemąstot? Gal matot, kada jis tai pabaigs, nes čia tik pradžia buvo, ne? O labai tai jau, arbatos atrodo žavė ten. Gal prie to stalo persikvasi, nes pabaigsi. Mąstykite apie tai, kas aukštai. Sutinkat su mane? Mąstykite apie tai, kas aukštai. Apie ką mes mąstom. Aš galiu pasidalyti tik tai iš savo, žinot, kada yra situacijos. Kada yra skaudžios situacijos. Neįgaliai žmonės. Kada yra kažkas tau pasakė, taip, pasakė, paėmė ir pasakė, tu taip vis mastai. Ir vieną dieną man taip bemastant, suprantat? Dūsauju, kartais manęs paklausė, vadinti žmona mano, sako, ko dūsauju? Net gėda prisipažinti, ko dūsauju. Kas atsitiko? Ai, taip sakau, žinai. Tai viskas aišku, tai taip jau. Mastai apie kažką tai. Ir žinot, vieną dieną, taip, aišku, tai raštų vietą, mąstykite apie tai, kas aukštai. Ir aš galvoju, bet šitai man jisai pasakė. Ir tai kažkas būtų negis taip aukštai, kad jį tiek ilgai reikėtų mąstyti. Spravote. Ir žinot, palauk, tikrai taip aukštai iškėliau. Nes mąstykite apie tai, kas aukštai. Ir galvoju, viešpatie Dieve padėk. Tikrai mąstyti apie tai, kas aukštai. Ir kada iš aukštai kažkas ateina iš viešpaties kaip apreiškimas, mes žinojimas, mąstė apie tai, kas aukštai. Dievo žodis ateina iš aukšto. Žodis pamokslavimas ateina iš viešpaties, ateina iš aukšto. Mąstyk apie tai. Kartais mes mąstom apie tam tikrus dalykus, tarsi jie būtų taip aukštai ir svarbiausios, nors iš tikrųjų tie dalykai, apie ką galbūt iš vis nereikėtų. Paprasčiausiai sutvarkiai, jeigu nesi teisus, atsiprašai, prašai viešpatį atleisk, gelbėk mane nusidėjėlį ir pradėk mąstyti apie tai, kas aukštai mes esame mąstant, mąstydamas apie tai. Žinot, pjaukai valgyk. Žinot, Petras jis turėjo nuostatą nevalgyti. Ir tai buvo riba jau gyvenime, kuri trukdė judėti toliau, atrasti tuos namus, į kuriuos viešpas tave kviečia. Būk atidus, kada esi kviečiamas. Ir čia iš tikrųjų tai, ką aš ir pamokslauju. Vieną dieną aš skaičiau šitą raštą. Ir mąsčiau apie bažnyčias, kur pajudėti. Ir kada aš skaičiau šitą istoriją, nežinau kelintą kartą Kornelijaus namus ir man tai viešpas pakilo. O, sako, pakvies Petrą. Ir man taip šitas suskambu, pakvies. O, galvoju, kažkas mane kažkur šiais metais pakvies, kaip į Kornelijaus namus. Ir kadangi prieš tai mąsčiau apie naują bažnyčią, naują miestą, aš klausiu, ar mąstot apie pradėti naują bažnyčią? Kažkur tai, pavyzdžiui, misija.
Išreiškiškos. Matosi, kad dar kažkaip tai, dar ne. Matosi, aišku, užrašyta, kad dar nepamastė. Bet aš šiandien galbūt apie tai. Mąstykite. Mąstykite apie tai. Ir pradėkite daryti. Šiandien aš žinau, kaip Kėdainiuose yra bažnyčių. Buvo maža grupelė, keletą žmonių. O pas mus atvažiuodavo su 2 mašinom. Labai dažnai savaitę kelis kartus. Ir kada jį pradėjau daug važinėti, aš kaip šiandien atsimenu vieną dieną viešpaties visam prabilų. Sako, surinkiau tikrumą, kadangi tai buvo namų susirinkimas aplinkėdės. Ir pas mus buvo vidurį kelkilimas, visus surinkdavom į vidurį. Aš kuriuos meldavau, jeigu aš turėdavau poreikį, aš turėdavau ateiti į vidurį, atsiklaupti, o visi kiti už mane meldavo. Mes jau turėjom tokią tradiciją, kuris formavo ten savaičių bėgį, kada tik prasidėjau susirinkimą. Ir kada jau buvo atvažiavę daugiau, tai susirinko į priekį, į vidurį, ir aš kaip šiandien atsimenu. Aš paprasčiausiai pakėlėm savo rankas. Sakom, viešpatie, tu kažką darysi Kėdainiuose. Ir aš mačiau savo akimis, kad tie žmonės, kurie stovėjo, jie pradėjo kristi. Jie sukrito taip tokia kaip šieno, kupėta, vienas ant kito, vyrai ir moterys, kaip čia išsirinks. Kažkur 8 žmonės buvo, 9 tada. Jie sukrito visi tokie, ir viskas, toksai kukuris ir laikosi, ir galvoju, aš nebuvau matęs nei dalykų. Mes nebuvau matę tų dalykų nieko. Mes nebandėm kažką sustumdyti ir sudėlioti pagal kažkieno tai pavyzdį. Paprasčiausiai atėjau į širdį, kad kažką reikia daryti. Kad ateini iš viešpatės kažkokį dalyką, paprasčiausiai tu išeini, paklusnume viešpačiui. Bet tu darai viešpats daro. Ir jeigu tai per tave kažką tai daro, visą šlovė jam. Ir nuo tos dienos, jau sekantis, tai buvo jų paskutinis atvažiavimas pas mus. Ir iš karto, iš tos rūmos išjungdavę, ir sako, galima susirinkti, aš tenai turiu tokią vietą. Santuokos rūmuose, sako, švedėjam. Sako, galima, tarybiai jau štai. Gerai, sakom. Ir viskas, ir kažkaip tu džiaugsmų visi važiavo tenai. Ir tai buvo pirmas susirinkimas. Po to mes juos paleidom, galvojau, kaip ir pas mus, taip ir pas juos. O ten jie susipyko, nes buvo tokių valdingų asmenybių, jie dar brolis atėjo. Susiskaldė, sugebėjo iš karto, paskui ilgai skaldės ir šiandien nežinau, kaip ten buvo. 3-4 bažnyčios Kėdainiuose ir vis toliau ten kažkas vyksta. Bet aš šiuos ir aš čiupiuosi viešpatį, to jeigu negali sutarti. O tai tu juos patraukia į šalį, supranti. Bet svarbiausia, kad tavo darbas judėtų. Kad viešpas. Mes kartais žmonės turim savo supratimus, bet visada ateina ribos, kurias reikia peržinti. Kažkokius tai dalykus. Ir aš šiandien atsukęs atgal, galvoju, Dieve, aš tikrai neturėjau minties apie misijas. Bet tu pradėjai kažką tai daryti jau tuo metu, kada mes dar namuose rinkom ir patys nesusigaudėm, kas mes tokie esam. Jėzui Kristui, ar čia bažnyčia, ar čia kas mūsų nekrikštinių pusę metų. Suprantat, nes, reikia išlaukti, yra tam tikra sistema, bet žinau, kad mus pakrikštino be jokių pamokėlių. Nebaigėme jokio mokymo. O kada mane šventino pastorių, galiu pasakyti, aš jokio koledžo nebuvau baigęs ir nežinau, kaip ten išdrįsau. Amerikiečiai atvažiavo, nes vietiniam buvo sudėtinga. Praėjo daugiau negu 20 metų. Aš nesakau, kad nereikia mokytis, studijuoti Dievo žodžių. Aš nekalbu apie tos dalykus, kad kažko nereikia. Bet aš vieną kalbu, kad reikia turėti atvirą širdį. Ir nebijoti leisti viešpačiui daryti tai, kas jam patinka. Ir tada, žinot, Kornelijus išgirdo, kad žmogus jį pamokys. Jisai sutiko. O Petras buvo žmogus, kuris svarstė, kuris mąstė. Mąstykite apie tai, kas aukštai. Žinau, kada Petras išgirdo pjauk ir valgyk. Žinot, yra dalykai, kada iš tikrųjų mes turim išmokti savo gyvenimus. Visi žinot tą istoriją, kada Jėzus gundė. Ir ten yra parašyta, ne vien duoda žmogus gyvybę, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo burnos. Žinot, yra tokie, aš nesneišiu pamokslavau toks, kaip ir pamokslas, pas mane buvo, bet aš tik mintį pasakysiu. Kaip tavo gyvenime? Pirmiausia yra duona, po to žodis, ar žodis ir duona. Natūralūs poreikiai mūsų gyvenime. Štai Petras, jisai, turbūt iš kitos pusės istorijas, sako, jisai nesiruošė valgyti, jis alkanas buvo, bet viešpas paima žmogų su kažkokia tai natūralia situacija, alkaną, ir jis jį patikrina. Petrai, ką dabar darysim? Kas prieki? Žodis, ar tam tikros nuostatos, suprantat? Ar tam tikri dalykai, kurie, žinot, prieki stovi, pasirodo, mums gyvenime reikia išmokti kiekvienam, kad kokie bebūtų, kad ir kiek tu bebūtum pasiekęs. Kad Dievo žodis būtų pirma. O po to sako, kaip duona, atsakymas į natūralius poreikius ir visa kita, tai kad Dievas ruošiasi daryti. Ir Petras buvo patikrintas toje vietoje, kad Dievo žodis
būtų pirmoji vieta. Ir toliau mes atrandame, kad Petras jau priėmė, ir tą vietą jau girdėjus, kad parpuolė Kornelijus po kojų. Žinot, aš pasakyti visą rašiau tokią mintį. Žinot, netgi jeigu angelai apie tave kalba, neužmiršk, kad esi žmogus. Paprasta mintis, tai dalykai, kurie man padeda prisiminti tam tikras tiesas, aš prisirašęs čia Biblijoje. Aš įsirašęs alkano žmogaus viziją. Ir aš jeigu įsirašiau, taip galvoju, kad padėk, jeigu kažkas eis, jis buvo alkanas, ir aš iš karto, alkanas, baigti, čia halucinacijos prasidėjo, miražai. Bet ne, pasirodo atpažinti viešpaties balsą. Kad tai griautų mano kažkokius nusistatymus. Ir žinot, šitoje vietoje mes atrandame tą tokį momentą, kuris taip iš tikrųjų, netgi jeigu angelai kalba. Žinot, net nesvarbu, kad praeis kažkiek laiko, kažkas kažką kalbės. Vau! Ką Dievas padarė, kokie ženklai, stebuklai, kokia bažnyčia, koks šlovinimas, koks jaunimas. Aš labai gerai atsimenu, kada pas mus buvo reabilitaciniai centrai, vau, sakym, mes taip buvom išdidus daugelį dalykų. Daug ko mes buvom išdidus. Žmonės krikštimas. Reabilitaciniai centrai, 50 žmonių programų ir iš tikrųjų viešpaties stebuklus darė. Naujos misijos ir visa kita, ir mes taip sakom, Dieve, sakom, vau, koks tu nuostabus, pasakai, kokie mes nuostabus šitokiau. Ir jau užmiršti, kad tu esi žmogus, nes apie tave kalba. Atvažiuoja, o, girdėjau, sako, čia. Jo, ir taip gerai, taip gerai, toks patepimas ateina, toks pajutimas, suprantat, tokia šilma pereina, ir pavyzdžiui, tarnavimas vyksta. Ir noriu tas mums, pažiūrėkit, čia šlovinimas, dar pas mes nušlovina, tėtis. Ir jau jeigu niekas nieko nepasako, tai tas, kur ten dialegruoja, taigi mano sūnus. Tai Dievas džiaugiasi savo vaikais. Netgi vieną dieną, kada, sako, susirinkimas buvo danguje. Ir sako, susirinko Dievo sūnus. Ir ten kažkokie dalykai vyksta. Sako, šitonas atėjo, žinot. Jis atėjo, jis gerai daro savo darbą. Jis ateis ir čia, žinokit. Ir vieną dieną sako, ar matėjai mano tarną Jobą, žinot. Bet tėvas jisai žino vardą. Kaip netgi angelas žino Kornelijos vardą. Tai buvo žinomas ir Jobas tai, ką jisai darė, bet ateina dalykai, kada patikrina širdžių gelmes. Žinot, kad atėjo pas mūsų kreitimai, išbandymai. Visų pirma, aš galutiniam rezultatę supratau, kad ten, kur buvom išsipūtę tokie, jau daug oro buvo, kad ateina momentas, kad jį išleidžia. Ir žinot, galbūt anksčiau būčiau išmokęs tą pamoką kaip Petras. Juk aš esu žmogus. Kelkis, sako. Bet kartais mes dar taip sakom, truputį, pakalbėk, keliauk, sako, Nikolai, paaiškiai. Kokie, pagyrimą, truputį, paskui sustabdysi, bet pradžiai, kad jie išgirtų, kad jie suprastų, kad jie žinotų, nes jie nesupranta ir nežino. Tai yra žmogiški dalykai, jie gyvena mumise. Ir tai nėra viskas blogai, kad ten kažką pagirtų, bet esminis momentas yra neužmiršk, kad esi tik žmogus. Ir toliau, kada 34 metai, tada atvėręs lūpas Petras pasakė. Iš tiesų dabar suprantu, kad Dievas neatsižvelgia į esmę. Petras matė regėjimą. Petras girdėjo balsą. Šventoji dvasia kalbėjo. Kornelijos pasiuntiniai kalbėjo. Kornelijus kalbėjo. Petras turėjo tam tikras nuostatas. Bet žinau, kiekvienas mes esame šaukiamas eiti tų už ribos, į kurios šiandien atėjom. Bažnyčia nori palinkėti. Kad ten, kur siunčia viešpats, jisai tikrai žino, kur tie Kornelijos namai. Žinau, kad viešpats jisai pakeičia. Bet ar būsi atidus, kada esi kviečiamas? Nes kada esi kviečiamas? Esi kviečiamas eiti toliau, negu iki šiandien ateiti. Jeigu išlaikysi laikę širdį, žinau, Petras nebūtų supratęs iki galo. 34 eilutė. Tai, ką viešpats ruošiasi daryti. Dabar, sako, suprastau. Ir ką mes atrandame, sako, tebesvarstant, tebemąstant, ką reiškia regėjimas. Ir jisai svarstė, jisai mąstė. Mes kartais įsivaizduom, jeigu dabar kaip man, kaip Petrui, nuleistų iš dangaus, tai čia dabar jau būtų viskas aišku, tada aš jau visiems paaiškinčiau. Pasirodo, ir Petrui nebuvo aišku, ir dar jam buvo reikalinga paaiškinti. Bet kad dar
aiškiau taptų. Petras turėjo ateiti į Kornelijaus namus. Tu turi nueiti ten, kur esi siunčiamas, ten, kur esi kviečiamas, bet ar būsi atidus, kada esi kviečiamas? Aš atsimenu, kaip tą akimirką, aš taip pabaigsiu, kai Viešpats tada prabilo man šitą rašto vietą ir aš taip savo širdį pakvietė, man taip tarsi, ir mane pakvies, ir aš taip galvoju, vau, mane pakvies šiais metais kažkur pajudėsim. Sekanti mintis, kuri padėjo taip nusileisti ant žemės buvo, kad jau buvai kelis kartus pakviestas ir vienur ir kitur ir niekur nenuėjai ir nenuvažiavai. Ir po to viso gerumo tapo blogumas. Šat Viešpats, jisai nežiūri į mūsų emocijas, jisai žiūri į mūsų širdį ir į paklusnumą. Ir jeigu tu nori kažkur judėti, yra dalykai, kad jis gyvenime turi susitvarkyti kažką. Ten, kur jau Viešpats kalbėjo, nes mes žmogišką natūrą šitame laike. Mes labai skubam. Mums reikia daug. Mums reikia greitai. Mums reikia šiandien ir šičia. Ir kartais Viešpats prakalba į mūsų širdį, tai ką tu sutvarkyti savo gyvenime. Tai ką turi suprasti, kur tu įeiti, kad galėtum eiti toliau. Petrui reikėjo ateiti į Kornelijaus namus. Kad jis sako, dabar suprantu, kad Dievas neatsižvelgia į asmenis. Jam priimtinas kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisė gyvena. Ir tada Viešpats pradėjo pas mus. Aš atsimenu, buvo diena, kada mes susirinkom broliai ir sakom, ką mes toliau darysim. Visos bažnyčios tuo metu daugiau važiuoti. Kas turėjau, maldos namus turėjau, bet dauguma tų bažnyčių tokių kaip charizmatinių, nes tada nepriklausom sąjungai. Ir mus taip įdomiai vadindavo, pavyzdžiui, charizmatai mus vadindavo sekmininkais, o sekmininkai mus vadindavo charizmatais. Ir nei prie vienų, nei prie kitų mes netikom. Kažkur mes buvom per liūdėlius. Bet esmės visi pradėjo steigti ofisus. Ir mes susirinkom, sakom, visi dabar kažkaip tai išnuomoja tokį ofisą, tas euro remontas, jau kažkokie tokie dalykai prasidėjo kažkas tai. Mes įsivaizdavom, kad yra neatskiriama bažnyčios dalis, kad pastorius turėtų kažkur tai tą ofisiuką. Ir kada mes susirinkom daryti tai ir mąstyti apie tai, pradėjau melstis. Ir tas iškilo. Mes kaip tik buvom pradėję važinėti į kalinimo įstaigas. Ir Viešpats buvo prakalbėjęs apie reabilitaciją, nors mes nelabai supratom, ką tai reiškia. Mes planavom, kad darysim vyrų reabilitaciją, tiems spaudėjus troškimus. Ir sakom, ką darom ofisą ar pradedam reabilitaciją. Aš kaip pastorius ofiso norėjau. Jūs suprasit mane, tai kaip dabar ateisiu, visi turi ofisus, tu neturi ofisus. Nusikliausia patį, aš iPadą. Tai manot, iš kažkur kitur. Iš to pačio atvažiavo vienas su iPadu, atvažiavo trečias su iPadu. Vienas sako, žiūrėk, čia viskas gerai. Jūs sako, pas nieką neprašysiu, už paskutinius įsigysiu. Įsigijauti. Galėsis, šiandien lygiai tas pats. Bet tada atėjo momentas, bet čia smulkmen toks kaip pavyzdys, kad pažinti tą žmogišką, ypač vyrišką natūrą. Bet yra kitas momentas. Ir aš dėkingas Dievui šitą. Bet kitas momentas yra, kad ateina, kada tu turi klausyti, ką Viešpats kalba. Ir tada mes susirinkom, aš meldžiausi, man buvo aišku, šiandien, kad tu jokio ofiso nematysi greitai. Tinkamų laikų tu jį turėsi, žinokit, aš šiandien jau neturiu. Tikrai. Aš atsimenu vieną dieną, atvažiavau į sąjungą, mes jaunėmis, aš einu pas vyskupą ofisas, pas koledžo direktorių toks ofisas, galvoju, dar prašau, galvoju pagalbos. Bet esminis momentas, kiekvienoj situacijai patikrini širdį, ko tau reikia. Ir aš jau negaliu pasakyti, ačiū Dievui, kad jų nėra. Viešpats pakėlė reabilitacijos centrus. Ten šiandien aš pradėjau. Ir aš šiandien matau žmonės, kurie atgailauja, žmonės, kuriuos išlaisvina. Nes praeitą savaitę, jeigu taip, praeitą sekmadienį skaičiuojant, tai Viešpats man, nuo pirmadienio, bet iki šito sekmadienio, 6 sekmadienis, bet per savaitę. Vienas iš jų buvo maldos. O visur kitur pamokšlavau, meldžiausi, mačiau kaip žmonės susirinkimo metu visiškai nereligingi susirinkę. Visą susirinkę aš pradėjau kalbėti, jos praverkė, mergina, moteris. Galvoju, kas jums ten darosi? Viena iš jų išbėgo, sako, ir aš supratau, kad jinai kažką girdėjo, kad reikia susitvarkyti su Dievu, jinai rusakalbė, sako, pakaisam, nedavė štai. Ir aš paskui supratau, kad jinai pirmą kartą tokiam susirinkime. Žmogus išbėgo, prašiausiai išbėgo viskas, sako, man reikia susitvarkyti gyvenimą su Dievu. Ir tai neprieš 20 metų. Tai buvo praeitą savaitę. Viešpats gyvas, jis yra čia, žinokit, broliai sesės.
Jis pasiruošęs veikti šventosios dvasios dovanom, taip kaip mes skaitome Cezarėjoje, ir tai jau ką girdėjau, aš paprašęs uždėti paprastą evangeliją. Jėzus Kristus numirė. Jis yra gelbėtas, jis yra teisėjas ir atpirkėjas. Bet kiekvienam yra laikas žengti toliau. Kornelijui link kryžiaus buvo reikalingas Petras. Petrui reikėjo perimti per tam tikras religinės nuostatas. Ir žinot, kiekvieną dieną mes susiduriam su iššūkiu. Ar eisim toliau? Bažnyčia eisim toliau. Ar leisit Dievui keisti? Ar mąstysit apie tai, ką Viešpats kalba širdyse? Leisit Viešpačiai prisivesti prie širdžių gelmių. Šventai dvasiai kalbėti širdį, o Viešpats atkrikština šventąją dvasią. Nereikalingi kažkokie pratimai, kaip pakrikštyti šventąją dvasią. Aš mačiau žmonės centruose. Tikrai netobulų žmonės, vėjus žmonės. Žinot, dažniausiai, kas krikština pas mus centruose, pavyzdžiui, aš nesuprantu, bažnyčio, kai kurie lanko, sako, niekaip negaunu krikšto šventąją dvasią. O ten padės tai pasimerkti. Nieko atrodo ypatingo, nieks ateina, jie meldžiasi kalbomis ir netobulį žmonės. Kažkas nulatėlė, sakau, tai gal čia kažkas kažkur ne taip, gal čia kažkas ne taip. Atrodo, šis šventas jau turėtų seniai būti pripildytas ugnės šventosios dvasios. Bet visi čia esi taip tvirtovės. Supratimai kažkokie, galbūt 5-6 knygos perskaitytos, kaip krikštinama šventąja dvasia, paskui dar kokie 5 pamokymai, ką reikia daryti. Bet to, kad atverti širdį, pagarbinti Viešpatį. Atverti širdį, kada pamokslavimas Dievo žodis. Jie klausė ir beklausa. Šiandien šventoji dvasia. Ir jie pradėjo kalbėti kalbomis. Ir sako, tie visi, ten kur buvo žydai atvažiavę kartu, arba atvykę, kaip sako, jie paprasčiausiai labai stebėjosi. Žinot, tie žydai jie stebėsi, žinai. Tai kada Dievas. Praeina kažkiek metų ir aš sakau, Viešpatie Dieve, aš nenoriu būti tarp tų, kurie stebėsi. Aš nesakau, kad mes turime į emocijas, į klaidžiavačius, nestovėti Dievo žodį ir doktrinoje. Aš žmogus esu kontemplatyvus kai kuriuose dalykuose. Bet esminis momentas turėti atvirą širdį laisvę, šventai dvasią. Žinot, jie klausė kaip vaikai. Ir tai įdomus momentas, 48 eilutė ir aš pabaigiau. Ir jis liepė jos pakrikštyti. Klausė, išklausė, šventoji dvasia nužengė ir kas toliau vyko, sako, liepė pakrikštyti. Ar jūs dar čia? O kaip jūsų tradicija sako, kada galima krikštyti? Kada mano tradicija sako? Žinot, bet aš skaitau Dievo žodį. Ir čia taip įdomiai parašyta, žinot, Viešpats paliudijimo. Šventąja dvasia širdyse paliudijimo. Turėjo paliudijimą Petras, tie buvo nustebę jie. Kaip čia dabar gali būti, kad ir jie turi tokias dovanas? Žinot, Viešpats, ką nori krikštyti šventąją. Jiems išlės savo dvasią, jis uždega savo ugnį. Ir aš galvoju, kad Viešpats, jisai, žinot, to nepasibaigė, Kornelijos namuose susirinkimas prasidėjo. Tai buvo nauja misija, nauja bažnyčia. Žinot, Petras pasižiūrėjo viskas. Jisai neturėjo ko argumentų, ten neparašyta, kad viskas ilgai truko. Jisai liepė pakrikštyti, aš galvoju, žiūrėjau, mes paklausom, ar tu nori krikštyti, ir sako, aš nenoriu, dar mane laikas, mane dvasia neveda, galvoju, tu žmogau, ir ilgai bažnyčio nepabuvai. Davėjau kažkaip tai, Dievo žodis sako laikas, ir Petras pasižiūrėjo, ir jis manė įmulės širdis Dievo žodžių, atveria šventai dvasiai, ir jis nepaliko vietų diskusijom, ir aš galvoju, šis laikais, ko gero, aš taip nedariau, žinau, kad aš pamačiau, kad viskas prikšykite, žinai, tu visais namais. Ir jie nieko neįtėmėsi į vandenį. Bet aš matau žmonės, kurie ateina, ir šiemet, buvo krikštas. Ir kai kurios širdys buvo užsidegę, jauni žmonės, kai kurie tarnavimai buvo kaip pasėdėję bažnyčiai krikštinas, kai kurie iš centro buvo, kai kurie ištraukti iš visiškai tamsos. Buvo žmonės, kurie taip, aš tikrai būčiau nekrikštinės. Ir aš negalvoju, sakė, Jėzus mano Viešpats, viskas, aš pašvenčiau savo gyvenimą, aš visų metuose. Jis atėjo į krikštą ir jisai nepersilinį neturėjo ko. Bet tai sakom, kažką reikia daryti, žinot, nėra jokių problemų, sako, aš netoli gyvenu, mes darėm Baptistų bažnyčią, aš ančiausi tokiam Kaunėje, šaltis dar neblogas. Ir kada širdys dega, aš pasižiūrėjau vieną, niekas nesusilaiko.
Nėra kliuvinių, ir ten visą detalės. Ir kada Petras liepė juos pakrikštyti, aš supratau vieną, kad Petras suprato, kad Dievas žino, kur tie namai, kur prasiveria malonė. Tai nepriklauso nuo žmogaus, nes kartais per daug atsakomybės prisimam, kad mes padarysim. Patikėkit manimi. Aš kartais pamokslauju, panašius pamokslus, važiuoju per skirtingas vietas. Ir buvo viena diena visai neseniai, kada aš meldžiausi ir buvo toks žodis, sako, aš aplankysiu. Apie mėnesį daugiau. Ir aš kaip tik tada sekmadienį išvažiavau, pamokslavau visai kitoj bažnyčioj, ne mūsų netgi rato, kitoj konfesijoje. Po to turėjau dar tokį sutikimą ir aš galvoju, Dieve, kur tu aplankysi? Galvoju, pas mus žinau, kas pamokslavo bažnyčioj ir aš turiu savo nuostatas ir galvoju, jeigu aš išvažiuoju iš bažnyčios, o tu tikrai kažką padarysi, tai gal aš geriau niekur nevažiuosiu, aš nenoriu praleisti to laiko. Žinot, skambinau, sakau, kaip ten pas jūs? Normaliai, sako. Jeigu, sako, dar pradžioj prasivėrė, šlovinimas, paskui viskas užsibaigė, sako. Sakau, aišku, supratau. Kur nuvažiavau, tų Dievo malonė, bet aš žinau, ką viešpats reiškia aplankysiu. Po to maldaus susirinkimas, sako, viešpatie, tai gal čia maldaus susirinkime tu mus aplankysi. Po to atėjo antradienis, turėjau vieną susitikimą, tarnavimą, tai pradžioj dienos. Geras tarnavimas, bet kažkaip, ir paskui aš užmiršau, ką viešpats man pasakė. Turėjau vakarę susirinkimą. Susirinko gal 40 žmonių antradienį vakarą, vienam iš reabilitacinių centrų. Ir atėjo viešpats. Aš jau daug metų buvau nematęs, tai kas tai daro. Žmonės bėgo į priekį, vėliau išėjo besivartydami. Ligoniai pasiekė žmonės palikti savo gyvenimus Jėzų. Kai kurie sėdėjo iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, nesuprato, ką aš pamokšlavau, nes jie buvo visakalbiai ir nieks jiem nevertė. Bet aš supratau, kad viešpats palikė kai kurių širdis. Ir aš šiandien galiu drąsiai tą pasakyti, broliai ir sesė. Viešpats žino, kada jis išlieja savo dvasią. Tu daryk savo darbą. Turėk širdį atvirą šventąją dvasią. Būk pasiruošęs eiti toliau. Jeigu esi religingas šiandien žmogus, šitoj vietoje, kaip Kornelijui reikėjo eiti arčiau kryžiaus, eik ir tu. Kad ir kokį galbūt supratimą turi apie savo dvasingumą, kaip ir Kornelijus, bet jisai suprato, kad jam reikės paklausyti, kad žmogus jam patarnaus. Ir kad yra viešpaties planas ir į tuos namus atėjo išgelbėjimas. Jis pasikrikštijo ir Dievo šlovė nužengė tą vietą. Todėl aš paprasčiausiai noriu pakviesti šlovintojus.